Labadiena, su jumis siuvimo mašinų meistras. Šiandien pakalbėsim, kaip galima sugadinti siuvimo mašiną. Kaip tyčia sugadinti siuvimo mašiną. Turim va tokią mašinytę šiandien. 888 Rubina. Čia mūsų lietuviškas brandas, mašina neužmušama. Bet kaipgi ją sugadinti? Tai pradedame. Visų pirma, kad sugadinti tokią mašiną, reikia įdėti labai daug pastangų. Tai visų pirma, aš pasiūlyčiau jum siūti va tokiais prastais siūlais. Vat, jokių užrašų nėra, iš kokios medžiagos pagaminta, kiek metrų, kokią firmą pagamina. Va šitą siūlą, jeigu pastatysit, tai jūs turėsit šansą sugadinti tą mašiną. Va tokį siūlą, kur parašyta 100% poliestrą, nestatykite, kitaip jinai nesuges tiesiog. Tai tam, kad sugadinti siuvimo mašiną, reikia statyti va tokią, kažin kokią siūlą iš tų dėvėtų padangų kiniečių pagaminta. Tai superinė bus. Dabar, ką dar reikia padaryti? Reikia pasistengti surasti kuo prasčiausių adatų. Vat jokių būdų nepirkit va tokių šmets gerų vokiškų adatų, nupirkite ką nors va tokį, aš turiu čia muziejų, visą muziejų turiu. Tų adatėlių, vienu žodžiu, jos tokias kreivas ten, atplaišotas, ten gruveliai ne iš tos pusės pagaminti, tiesiog iš vis, baisiai atrodančių adatų, pačios pigiausios kinietiškos adatos nupirkite ir paskui būtinai reikia neteisingai pradėti siūti. Va, tai tiek to, jeigu jūs įversite siūlą teisingai, tai jau, aišku, šansų mažai, kad jinai suges, bet neužkabinti už tą kablį. Kai veriat siūlą, žiūrėkit, einat į apačią, į viršų ir dabar toks kabliukas. Jeigu už šitą kabliuką neužkabinsit, tai jum mašina greičiausiai, kad suges. Tai nekabinam už tą kablį, jokių būdų. Kaip nors ten praveskit, bili kaip. Taip į apačią kur nors praveskit ir dabar ką dar? Mažai to, kad ta adata prasta, pasistengkit ją neteisingai statyti. Tai reiškia, jeigu teisingai reikia statyti šitą prapjautą pusę nuo savęs, jūs apvalė, o jūs kaip nors pasistengkite kišti taip, kad šitas propjavimas, šitas griuvelis žiūrėtų į jūsų. Taip, kaip nors. Nelabai jinai lenda taip, bet žmonės sugeba, aš nežinau, man pavyks ar ne, kaip nors, gal, į šitą mašiną aš negaliu įstatyti neteisingai. Nes čia yra apsauga, nes apie tai ilgai kavojam, kad padarytų tą apsaugą, kad žmogus negalėtų neteisingai statyti adatą. Bet vis dėlto kažkaip sugeba. Neišeina. Bet jeigu jums pavyks, būtinai įstatykit šitą prapjautą pusę į save. Ir tada jums tikrai mašina suges. Tai dabar aš statau teisingai, nes neteisingai į Rubina 888 įstatyti adatą tiesiog neįmanoma. Gerai, ką toliau? Tai siūlą mes paimam prastą, už tą kablį neįveriam siūlą, dabar kaip nors į adatą, pataikėm į adatą, jeigu adatą nepataikysit, tiesiog nesiūs. Gerai, tai dabar aš pasistengsiu įstatyti. Tiek to, žinau. Nežinau, iš tos pusės gal nepavyksim, gal iš priekio tik tai. Gerai, tai iš priekio, šičia status, įverėt siūlą į tą mašiną, taip? Toliau, ką dar galima? Šaudikliniai sistemai, turi būti siūlas pravestas tarp šitų ausiukų, žiūrėkit, šitaip turi būti, tarp šitų ausų, o jūs kaip nors ten, tiesiog taip, už asų nekabinkit, o tiesiog ten siūlo kur nors, ten nežinau kur. Čia palikit ir įstatykit kaip nors. Šitaip, nežinau kaip. Taip. Ką dar? Aha. Galima, žinot, ką galima dar padaryti? Apie tai paskui. Bet kol kas galbūt to ir bus gana. Dabar, kai pradedat siūt, būtinai pradėkit neteisingai. Jokių būdų nelaikykit siūlų pradžioj. Ir gal kojelę nenuleisti, bet jau bus visiškai žiauru. Gerai, nekabinam siūlą, nenuleidžiam kojelę, neįveriam siūlą, įstatėm prastą siūlą, prastų adatų pas mane nėra, nieko. Ir spaudžiat pedalą tiesiog, varat. Gal nuleisim kojelę, tarakš,
O, užsikirto mašina. Mašina užsikirto, ar ne? Va, užsikirto. Ai. Sugedo. Na, kągi dabar daryti? Ką reikia padaryti? Tai viso pirma reikia dabar ištraukti šitą šaudiklinę sistemą. Pažiūrėkit, va, kaip nors, va taip, va, pratraukit, ištraukit va šitą rytis gaubtą, va šitų fiksatorių. Numaukite kairį ir dešinę. Dabar nuimkite va šitą žiedą. Nuimkite va šitą puslankį. Nu, tiek to, išvalykit ant tų visų siūlų ir paskui, nu, kaip nors sudėkit ne taip. Va, pavyzdžiui, įdedat, nu, žmonės sugeba ne va šitaip įdėt, kad va tie cvikeliai būtų į viršų, o atviršiai va šitą žiedą va taip įkiškit kaip nors. Va šitaip va. Kažkaip va tai va. Žinau, kaip čia man pavyks, su šitą mašiną nelabai pavyksta, bet nu, aš pasistengsiu, palauk. Dar kartą. Nu, nelenda. Nu, gal va tai va. O, va šitaip, bet nors atviršiai pastatykit ir vėl pradėkite siūt. Va, neįvertas siūlas ir rytis gaubtai, statykit. Būtinai neprilaikykit siūlų pradžioj, nes kitaip jinai nesuges. Ir vėl, vėl užsikirto. Mašina, kokia bloga mašina, aš nupirkau. Iškviečiau siuvėją, profesionalią siuvėją pas mane atėjo. Pažiūrėjom, nu čia gamyklinis brokas kažkoks, ką jūs nupirkot? Kokia čia per mašinytę, nu, išvis, išmeskit ją, nu, tiesiog, tai neįmanoma. Pirkit kokią nors kitą, gerą. Nu tai va, nu, nesiūna, sugedo. Oi, reikia kreiptis į servisą. Nu, galima dar, žinot ką, galima padaryti taip, tiek to, čia jau labai žiauru, galima taip šiek tiek švelniau padaryti, sugadinti ją. Vat jūs įstatykit tą žiedą gal teisingai, tiek to. Vat, ne atviršiai kojam, o va šitai va, kur tas grovelis, va kaip nors įstatykit, bet jau tada ne ant tų fiksatorių užmaukit, ne iš viršaus va taip, o kaip nors va taip, iš apačios, va. Ir tada tas žiedas bus neprispaustas. Tarp kitko, buvo klientė nesenai, va vakar skambina, mes telefonu įsiaiškinom, va, metit baladojasi jo, nes tie fiksatoriai neužkabinti ant cvikelio. Nu va, irgi jum laužys adatų ten, nu, kad nors vėl atsitiks. Ir vėl pradėkit siūt, gal nenuleidus kojelę, gal, aš nežinau, kaip ir čia, ką dar sugalvot. Nu, būtinai nelaikykit siūlų pradžioj, jo, jokių būdų. Tiesiog nuleidžiu kojelę ir siūt, ai vėl sugedo mašina, ką jūs man pardavėt, nu, kągi pardavėt tas siuvimo stilius, nu, kokia bjaurybė, neįmanoma su ją dirbti. Išmetam lauk, statom prie konteinerių, viskas. Nu tai tiek šiandien. Šiandien mes jums papasakojam, kaip sugadinti siuvimo mašiną. Ir tarp kitko, jinai nesugedo. Tiesiog, ką mes dabar turim padaryti. Jokių servisų nereikia, aišku. Jokių būdų, jokių siuvėjų ten profesionalių iš tų fabrikų. Nekvieskit, jie pirmą kartą gyvenime mato tą mašiną. Tai tikrai jums abejoju ar padės, o prisipažįsti, kad nu, jie nežino, kaip čia pataisyti ir ką čia padaryti. Bus gėda ir pasakys, kad nu, šitą mašiną brokota ir taip panašiai. Nu tai kągi reikia padaryti. Nu visą pirma, jūs patys taiso dabar su jo mašina. Mes sugadinam ją galų gale, dabar patys bandysim pataisyti. Tai visų pirma, išmeskit va šitą visą. Jeigu neparašyta nieko, neparašyta poliester 100%, pat paimat, va, žiūrėkit, jūsų veiksmai. Paimat siūlą ir va čia va, į šiukšliadėžę, taip, išmetat. Dabar pažiūrėkit pas save, galbūt vis dėlto tarp šitų visų jūsų maišų, tų įvairių siūlų, jūs vis dėlto rasit siūlų, ant kurių parašyta 100% poliester. Tai visų pirma, statom 100% poliester siūlą. Dabar surinksim šitą žiedą teisingai. Nu, visų pirma, kadangi čia mes jau pasistengiam, tai galbūt čia yra kur nors siūlų. Tai tą grovelę pravalykit, va šitą grovelę. Ir gal su šipetuku paskui, su atsuktuvėliu, su šipetuku išvalot iš vienos pusės, iš kitos pusės. Galima sutepti šitą vietą, ten giliau ir čia, kur grovelis tas bus.
Dabar įdedat šaudyklę. Šaudyklę įdėt neteisingai praktiškai neįmanoma. Va čia pusė žiedos ten, pusė ten. Dabar, va čia yra toksai va cvikelis ir yra dobutė. Į šitą dobutę pataikėm šito cvikelio, taip. Ir ant tų vat fiksatorių, jokių būdų ne taip, nes taip įdėt neįmanoma. Vakar klientas skambina, sako, negaliu įdėti, aš sulaužysiu. Sakau, apverskit aplink, pabrėžtis laikrodžio rodiklį, vat ant jų turi būti, ant tų fiksatorių. Būna ne fiksatoriai, būna tokios dobutės, tai tada į tą dobutę. Va šitaip iš viršaus, va fiksuojat ant jų. Žiedas, va prispaustas, viskas tvarkoj. Mašina, matot, sukasi, viskas gerai, mūsų adata. Pakeiskit adatą, teisingai įstatykite, jeigu sugebėjot neteisingai įstatyti, statykit teisingai, prapjautą pusę nuo savęs, jūsų pusė turi apvalytą žiūrėt, dabar iki galo į viršų, būtinai iki galo tvirtinat pirštais, paimkite šiek tiek atsuktuvą, ten pas jūs komplektai yra va toksai, va tokia blusė va, su šitą va atsuktuvėlę, paspauskit, dar nedaug, truputį paspauskit, įverkit būtinai įrytis gaubtą siūlą dabar, va šitai va, rytis sukasi, tai gal jinai sukasi priešais laikrodžio rodiklį, čia pagal laikrodžio gaunasi, jo, buvo teisingai, va taip, priešais laikrodžio rodiklį sukasi rytė, tai normalu, ir, nors reikšmės daug neturi, ir dabar va taip va, statot tą rytis gaubtą. Dabar, kadangi siūlai pas mus kokybiškai, tai dabar mums lieka teisingai juos įverti. Tai visur čia rodiklis nupieštas, tai žiūrėkit pagal tos rodiklis. Kojelė pakelta dabar, einat į apačią, dabar va ketvirtukas va į viršų, dabar prasukat mašiną, kad išlystų va tas kablys. Bet dažniausiai tai už ją pamiršta užkabinti. O šitą kablį kabinat siūlą, matot, užkabinta čia, iš dešinės į kairę. Ir dabar einam prie adatos. Dabar mes, jeigu nenaudojate automatinį siūlų įvyrėją, tai tada reikia tiesiog nukirpti žirklėmis ir įstatyti siūlą. Dar patikrinkit, pamiršau dar, galima, kad sugadinti mašiną, galima va šitą reguliatorių siūlų tempimą ant nulio pastatyti. Dažnai būna taip, ant nulio pastato, sako, kilpuoja ten, barzduoja ir taip panašiai. Ir tada ir siūlas įvertas teisingai, bet jeigu laisvas siūlas, tai aišku, grąžinkite normą. Norma pabraukta dažniausiai, 4, 5, 6 pabrauktas. 5 pastatykite. Ir ką lieka toliau? Lieka teisingai pradėti siūti. Visų pirma, laikant va šitą siūlą, ištraukite viršų. Vieną kartą prasukti mašiną su ranka, be variklių, su ranka tiesiog. Prasukat mašiną su ranka. Vieną kartą, išsitraukia viršų apatinis siūlas. Dabar, prilaikant siūlų, galim viską tai uždaryti. Toliau, prilaikant siūlų, įsmeigt adatą į medžiagą. Tai reiškia, laikom siūlų, už galiuką siūlų. Dabar, kojelę pakeltą į viršų, mums reikia įsmeigt adatą į medžiagą, paskui nuleist kojelę žemyn ir laikyti už tos siūlus, porą dyksnių. 1, 2. Viskas, ir jūsų mašinos siūlo. Pataisėm, be profesionalų, be patarėjų, be siuvėjų iš siuvimo fabrikų. Taip. Jūsų mašina, pavyzdžiui, va šitą rubiną, jinai labai kokybiška, bet vakar paskambina klientė, ką padarysi? 4 sluoksniai. Taip, dabar 4, 3 kartus lankstom, tai būtų 12 sluoksnių ir dar 8 į viršų, 20 sluoksnių, 20 sluoksnių lynų, jeigu kokybiškas siūlas, poliestas 100%, numeris 120, turėtų prasiūti. Čia neriba, galim prasiūti ir daug daugiau. Nesenai atėjo klientas, aš rodo, irgi su tokiu panašiu klausimu, aš rodo, kad tą mašiną prasiūna 20 sluoksnių. O jisai klausė, įdomu, sako, o mangi man nepriėmė kažką tai taisyti siuvyklai su pramoniniu siuvimo mašina, nes sako, čia per storą. Aš žiūriu, jūsų buitinė mašina siuva 20 sluoksnių. Tai pas mane ploniau buvo. Nežinau. Greičiausiai nemoka siūti. Arba ta mašina netvarkoja, arba
adata per plona, nu, ir taip panašiai, kažkas tai ten atsitiko. Prilaikant siūlų, įsmeigt, nuleist, laikyti už siūlų, porą dyksnių. Tai va, 20 sluoksnių, čia aišku nėra taip paprasta, ne kiekvieną mašiną prasiuva tiek, bet mūsų krėda tokia, kad jeigu mašina nupirkta siuvimo stiliuje, kiekvieną mašiną turi siūti va tiek ir net ir daugiau. Tuoj trikotažą atnešiu. Labai plonas, biaurus, specialiai nupirkau. Ir po tos 20 sluoksnių medžiagos galima siūti trikotažą. Aišku, gerai būtų plonesnį adatą įdėti, nes šitą tempri medžiagą tai tikrai galėjo būti praleidimo, bet šiuo momentu nėra, už tai, kad jinai tiesiog labai gera. Šiandien tiek. Šiandien mes jums paaiškinom, kaipgi siuvimo mašina. Tai va, jeigu padarysit viską, kaip mes rekomenduojam, visą, nu, gal jinai ir nesugesta mūsų mašinas, jos labai kokybiškos, bet jinai arba užsikirs, arba, nu, tiesiog nesiūs. Tai va, naudokitės mūsų patarimų, pasidalinkite video su savo draugais ir pažįstamais. Tarp kitko, pas mane buvo kažkada tai 90 ar 2000 aš ateinu pas klientą į namus ir nu, tais laikais labai toks prabangus remontas padarytas, tas būtas perplapnutas, visur ten kažkokie tai viršui lepnyna, kažkokie tai ornamentai, nu, gražu, tiesiog žmonės prabangiai gyvena, o moteris siūna ir sako, ne kartą nekvietė, keletą kartų aš buvau pas ją, gal kokias 4-5, gal daugiau. Va, sako, man vyras tyčia gadina siuvimo mašiną. Aš žiūriu, nu iš tikrųjų, jinai sugadinta. Ką tik buvau ir vėl ten po porą savaičių sugadinta. Sako, jokių pretenzijų jums neturiu. Jūs gerai pataisat, aš viskas, bet aš kai išeinu iš namų, jisai gadina. Sakau, tai kodėl jisai, nu gal bepratis kažkoks? Ne, sako, matai, kame reikalas, kad kada aš dirbu, aš uždirbu kažkokį tai pinigų, aš nu, tampu nuo jo nepriklausoma, o jisai negali to iškesti. Jisai nori valdyti ir jokių bėdų, kad žmona neuždirbtų tų pinigų. Nu, kokie ten pinigai, aišku, ten kapeikas buvo, bet vis tiek, vat taip. Tai, vat tokiems vyrams patarimas šiandien video ne tik tai moteriams, bet ir vyrams, kurie nori sugadinti nuotaiką savo žmonai. Kodėl čia taip atsitinka? Todėl, kad moteris nepakankamai myli savo vyrus. Sėkmės. Dalinkitės video, statykite laikus. O šiandien tiek. Su jumis buvo siuvimo stilius ir šiek tiek meistras. Iki.